Labas vakaras visi prisijungę. Esu Agnė Dzeranova, esu viena iš Į sveikatą laidos vedėjų, kuri rodoma jau TV3 eteryje šeštadieniais 9 ryto ir labai raginu pažiūrėti, nes tenai galite rasti ir mūsų FitMe komandą visą ir jos herojus, pažiūrėti, kaip jiems sekasi mesti svorį, kaip sekasi keistis ir gauti daug kitų naudingų patarimų iš specialistų. O FitMe dabar yra sukūrusi naują platformą, jau tikriausiai gal spėjote pažiūrėti, gal kažkas jau ir prisijungėte. Tai nusipirkę iš naujo mitybos planą galėsite prisijungti prie šios platformos, o tenai rasite ne tik mitybos planą skirtą savo, bet rasite ir treniruotės, įvairias treniruotės judesio formas įvairias ir taip pat mūsų mitybos ir kitų specialistų labai svarbių paskaitų. Tai tokia pažintis buvo mano su Vilhelmu pirmoji, susipažinau per tas paskaitas, kurios jau yra įkeltas ir iš tikrųjų labai susižavėjau. Agne, atsiprašau, įjunk filmavimą, kad galėtų pažiūrėti. Nebent tu juos įjungus. Aš jau įjungusi filmavimą, kurį pabaigoje dėsime. Viskas gerai? Jo, kas galite įsijunkite kameras, labai norisi gyvų veidų matyti. Taip, galite išsijungti garsus, bet kameras tai labai smagu matyti, gyvas bendravimas, akių kontaktas ir jūsų reakcijos matomos mums labai svarbios. Tai tikrai, jeigu esate pakankamai drąsūs, įsijunkite ir pabendraukime. Tai pratęsiu, kad aš su Vilhelmu susipažinau klausydama jo paskaitų ir jums labai rekomenduoju paklausyti, nes tikrai mano nuomonė iš karto sutapo su Vilhelmo ir tas požiūris tiek į dvasingumą, tiek į pokyčių pradžią buvo labai panašus. Jūsų galbūt yra kitoks ir kitos žinios turimos, tačiau žiūrint į Vilhelmą, matant, koks jis yra aktyvus, labai mėgsta jogos aitvarus, turi energijos ne tik tai savo individualioms konsultacijoms, bet ir viešai dalinti savo turimomis žiniomis. Ir koks jo žinių bagažas, tai tikrai norisi tikėti jo žodžiu ir bent jau išbandyti, ar ne? Tai drąsiai bandykite ir jūs, o Vilhelmai norėčiau, kad dar truputį pasisakytumėte ir jūs apie save. Gal kažkas yra dar, kas nepažįsta. Jau sveiki visi, esu Vilhelmas Žiugelis, iki dabar save laikau vilniečiu, nuo šiuo metu reziduoju Klaipėdoje, turiu savo privačią praktiką. Baigęs Vilniaus universiteto medicinos fakultetą. Baigęs universitetą tapau apylinkės gydytojų, tai šių dienų atitiktis yra šeimos gydytojas. Vėliau tapau vienos skyriaus vedėjų, dar vėliau poliklinikos direktorių, dar vėliau, vienos ligoninės direktorium. Ir kas pasižiūrės mano biografiją, be abejo, aš nenuslėpsiu, buvau ir politikoje. Ir 2 kadencijas išbuvau vieno rajono merą. Bet netgi būdamas politikoje visą laiką domėjausi mediciną, sveikatos apsauga ir sveikų gyvenimo būdų. Aš save laikau tarsi 3 viename. Visų pirma, tai esu gydytojas, diplomuotas gydytojas. Antras, tai sveikos gyvensenos specialistas. Na ir nedrįstu savęs įvardinti dietologų, nes dietologai ant manęs turbūt supyks, nes aš nesu dietologų draugijos narys, tačiau labai domiuosi sveika mityba. Be abejo, ją propaguoju ir aš manau, mūsų susitikimuose mes apie tai daug kalbėsim. Dabar mano tokia tema, tai pirmi žingsniai. Tai tikrai sveikinu visus susirinkusius su pirmu, manau, strateginiu žingsniu, tai kad jūs įstojat į FitMe šeimą. Manau, kad tai yra labai svarbu, ta prasme, kad visuomet žmonės agituoju, pradėkite rūpintis savo sveikatą.
Ir kiek aš patirties turiu, kiek mes ir su Modesto laivu darėm, reiškia, tai paprastai standartinis klausytojas yra, aišku, moteris, todėl labai apsidžiaugiau, kad pamačiau vieną vyrišką vardą. Du vyrai. Ir panašiai, reiškia, apie 40 metų plus minus 5. Kodėl taip gaunasi? Todėl, kad būtent visos lygos tuo metu ir manifestuoja. Kada žmogui 40 metų, pas jį pradeda lysti, reiškia, vienos ar kitos problemas, ir tada, aišku, žmonės susirūpina savo sveikatą. Bet paskutiniu metu labai džiaugiuosi, kad pas mane į kabinetą, į konsultacijos ateina ir jaunimo. Aišku, kuo anksčiau pradėsi, tuo rezultatai bus žymiai geresni. Iš tikrųjų, žmonės dauguma nejaučiantis tokių simptomų ar kažkokių blogumų, galvojo, ką man tie pokyčiai, ar ne? Kaip juos motyvuoti? Taip jau yra, kad iki 40 metų žmonės negalvoja apie savo fizinį kūną, jie paprastai jo nejaučia. Nes viskas yra gerai, viskas funkcionuoja ir be abejo tai viską kompensuoja jaunystė. O vėliau jau, reiškia, aišku, priklauso nuo gyvenimo būdo. Jeigu gyvenimo būdas kažkoks tai bohemiškas, tai viskas griūt prasideda ir žymiai anksčiau. Bet standartas 40 metų, tiesiog, ką aš matau Lietuvoje, statistika, prasideda lyst vienokia ar kitokia simptomatika. O kitas dalykas, kai, atsiprašau, kad pertraukiau, kai žmonės po 40 jaučiasi blogai, pradeda kažkokią pokyčių kelionę ir tada pasijaučia gerai ir galvoja, kad jau ir užteks tų pokyčių. Tai vėlgi tas tęstinumas tikriausiai labai svarbu, kad tai nebūtų tik tai laikinas dalykas, o taptų gyvenimo būdu, ar ne? Vėlgi statistika, sakyčiau, yra labai žiauri ir mane kaip mediką tai labai jaudina, nes kai aš baigiau universitetą, tai buvo 79 metai. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenim, žmogus 40 metų pas jį diagnozuodavo iki 3 chroninių ligų. Dabargi jau diagnozuoja tos pačios pasaulinės sveikatos organizacijos duomenim iki 5 ligų. Ir medicinos pasaulyje kaip ir nelabai kas to stebisi, nelabai kam įdomu. O atrodo, tokia didelė pasiūla yra tų programų, visokių naujų dietų, dar kažko. O kur problema? Kodėl tokia didelė pasiūla, o iš tikrųjų lygos ir skaičiai tik tai auga? Situacija blogėja. Na, gal pasirodysiu šiek tiek kategoriškas, bet, tiesiog pasakysiu, kas mane jaudina, kas mane kaip mediką labai jaudina, kad šiuolaikiška medicina vadovauja farma. Ir medikai daugiausiai orientuoti yra vaistus. Mangi vaistai visiškai nėra įdomus ir aš save traktuoju taip, kad aš negydau ligų, aš užsiimu sveikatos technologiją. Kada žmogus suvokia priežastis, mano kredo, kuom aš skiriuosi nuo savo kolegų, nuimk lygos priežastį, lyga pasitraukia. Tai kai turi auditorijas ir paklausi, reiškia, ypač vyresnio amžiaus, ar jūs visi buvot pas gydytojus, aišku, pakelia daugelį žmonių, kai jie buvo pas gydytojus, aš paprašau pakelt rankas tų žmonių, kurie pas gydytoją, jo kabinetą aptarinėjo savo lygos priežastis. Tai tarkim, jeigu iš 50 žmonių pakelia 1-2, aš labai džiaugiuosi. Niekas lygos priežasčių neaptarinėja. Tada aš klausiu, tai apie ką kalba. Vėlgi pakartoju savo tą frazę, kurią turbūt sunku paneigti, nuimk lygos priežastį, lyga pasitrauks. Tai tiesiog tą auditoriją tai paprovokuoja, ir pamatai, reiškia, mūsų žmonių požiūrį į mūsų mediciną. Sakyčiau, ir dabar paskutinį kartą turėjau tokią auditoriją, paprovokavau tai savo žodžiais, jie pradeda pykti. Ta prasme, kad daktarai sako, nesako, jie pyksta. Tada seka mano kitas klausimas, kas, ar į tą pačią Ameriką, tik ten reikia perlaikyti egzaminus, yra tik kalbos barjeras. Jeigu kalbos barjeras yra įveikiamas, jie yra integruojasi labai greitai, jie yra vertinami ir puikiai ten dirba. Antras dalykas, kokį miestą mes bepaimtumėm, netgi rajoninės ligoninės, reiškia ligoninių bazą, reikia sutikti, kad tikrai žymiai pagerėjo, skaičiuoja nuo nepriklausomybės laikų. Toliau į Lietuvą, dabar jau bijau sumeluoti, anksčiau domėjausi, reiškia, Lietuvą įvežama apie 70 000 vaistų pavadinimų. Dar toliau einam, reiškia, pati aparatūra, reiškia, ištyrimų galimybės. Santykinai, nes ten atsirado, reikia, echoskopija santykinai. Po to magnetinis rezonantas, kompiuterinė tomografija, paskutinis žodis yra elektronų, pozitronų emisija ir daugybė kitų dalykų.
ir tą aparatūrą, reiškia, nusipirkai kompiuterį jau sen. Tai lygiai tas pats yra su medicininė aparatūra. Tai, o kada auditorijos paklausiu, reiškia, bazė gerėja, vaistų yra, ištyrimas geras, medikai geri, ligoninės modernios, reiškia, o kada aš paklausiau, kaip gyventojų sveikata. Turbūt ir šitą auditoriją man atsakys taip pat, kaip daugelis atsakinėjo, sveikata, reiškia, mūsų visuomenės jinai blogėja. Tai kažkaip tai nesueina gale. Tai nuo ko pradėti tuos pokyčius? Nuo pirmadienio ar nuo sausio 1? Tos pokyčius jau nuo vakar reikėjo pradėti. Ir aš pasakysiu pagrindinius tokius dalykus. Visų pirma, tai reiškia judesys. Be judesio nėra gyvybė. Tai šitos temos aš labai, reiškia, neliesiu. Tai kad čia FitMe šeimoje yra tikrai puikių specialistų. Taip, mes su vyru turėsim ir rašinėsim programas ir tikrai prisijungę prie FitMe platformos gausite judesio nemažai. Taip, tai šitos temos aš neliesiu, bet aš pabrėžiu, be judesio gyvybės nėra ir iš to manifestuoja masė ligų. Toliau be abejo yra mityba. Tai yra nepaprastai svarbus faktorius ir apie tai aš galiu kalbėti, nes ten bus ir klausimų atsakymų, šiek tiek meldos, apie tai aš paliesiu. Toliau vandens režimas. Žmonės net neįsivaizduoja, ką reiškia vandens gėrimas. Ir kartais ypač jauniem, 40 metų ir jaunesniem žmonėm, vien tik vandens gėrimas jis padaro stebuklus. Visi žino, kad vandenį reikia gerti, patikėkit, mažai kas geria. Čia lygiai tas pats, kas visi žino, kad McDonald'e, reiškia, maitintis yra nesveika, bet jeigu dabar mes nuvažiuotume į McDonald'ą, Klaipėdos McDonald'ą, tarkim, ar ten, turbūt Vilniaus McDonald'ą, reiškia, reikėtų pastovėti eilėje. Ir iš tikrųjų atrodo, kad geri tą vandenį, bet jeigu paėmė ir pasižiūri realiai prisipylęs į butelį, kiek tu jo išgeri, tai pasirodo visai mažai. Taip, yra tam tikri skaičiai, reiškia, jeigu aš galiu jums tiksliai pasakyti, kiek reikėtų vandens gerti fiziologiškai, kiek reikia baltymo suvalgyti, labai tiksliai. Kitų parametrų, angliavandenių ir riebalų, aišku, įvardinti nėra tokių skaičių, bet kiek reikia vandens ir kiek reikia, ypač sportuojant, suvalgyti baltymą, tai yra labai svarbu. Ir ketvirtas dalykas tai yra miegas. Dabar su pilna atsakomybė sakau, kad 80% žmonių ir giliai įsitikinęs ir čia klausančių dabar manęs, jie badauja. Kuria prasme? Fiziškai mes esam sotus, tai yra skrandis pilnas, pilvas pilnas, bet ląstelės badauja. Ir kada aš dariau tyrimus, aš susidaręs 5 programas, kam bus įdomu, reiškia, aš tiesiog pasakysiu, gal ir per Modestą kreipsitės, reiškia, ką aš matau. Aš matau totalų. Užstrigot, Vilhelmai? Taip. Dabar jau jūs turim, prašysim pakartoti dar paskutinį sakinį, užstrigo. Pakartosiu, reiškia, kad totaliai vadovaujantis labai objektyviais kriterijais, ypač vyrai, jie yra loginio mąstymo, jie reikalauja įrodymų, tai dėl to yra sudarytos mano 5 programos, kurios man pasako praktiškai iš tų tyrimų, aš apie žmogų galiu pasakyti viską. Tiesiog man klinikos net nereikia klausti, aš jums į priekį pasakysiu, kaip jūs jaučiatės. Tai ką aš matau? Kad žmogus lyg ir sotus fiziškai, bet ląstelės šaukia, jos badauja. Kuria prasme? Trūkumas deguonies, labai dažnai, tai labai priklauso nuo anemijos, kadangi čia yra mane klauso daugiau moteriškas kolektyvas, tai patikėkit manim, kas antra moteris yra su anemijai. Na, sako amerikiečių literatūra, tą sako, reiškia, tą aš matau iš savo tyrimų. Toliau yra baltymo totalus deficitas, o baltymas tai yra statybinė medžiaga, visuomet klausia ir moterų, ir vyrų, ar įmanoma pastatyti namą be plytų. Baltymas tai yra mūsų plytos. Matau, kaip turbūt nustepsit, aš matau, reiškia, riebalų trūkumą. Irgi daugybė žmonių, ypač moteris, kurios nori numesti svorį, jos galvoja, kad svoris auga dėl riebalų, tai yra mitas, visiškai ne dėl to auga, reiškia, riebalai. Ir matau totalų angliavandenių perteklių. Kada aš matau teisingą gerą angliavandenių apykaitą savo profilį, aš tiesiog vos nuo kėdės pašoku iš džiaugsmo. Nes dabar, patikėkit, tai yra retenybė.
Dabar 80% ligų priklauso būtent nuo vadinamų bazinių tyrimų parametrų. Žiūrėkit, kiekviena ląstelė, kurią mes be paimtumėm, smegenų, kepenų, širdies, jinai yra mūsų organizmo sudėtinė dalis. Ir atvirkščiai reiškia kiekvienas organas yra sudarytas iš ląstelių. Todėl, manau, yra nekorektiška, o kartais net neprotinga pradėti gydyti organą, kai tu nežinai, kaip veikia ląstelė. Logika labai paprasta. Kiekvienai mūsų ląstelė reikalingi baltymai, riebalai, angliavandeniai, vitaminai tirpūs riebaluose, vitaminai tirpūs vandenyje ir visamendeliai valentelė mikroelementai. Tai klausimas auditorijai. Ar gali ląstelė dirbti, o iš to sakant, reiškia ir visas organizmas, reiškia, jeigu yra kažkokia tai deficita. Tai turbūt logiškas atsakymas, kad negali. Tai klausimas man, tai kokie vaistai čia gali padėti. Tai pasidarius tos tyrimus, sakau, aš galiu apie jūs pasakyti daugybę dalykų. Viską, ką aš čia kalbu, ką aš pasakoju, reiškia, aš taikau pats savo, esu daugybę metų vegetaras, bet nei vieno tikrai negituoju tapti vegetaru, bet tik noriu pasakyti, kad aš turiu teisę apie tai šnekėti ir kada diskredituojamas, reiškia, vegetaristė arba veganistė, tai paprastai daro tie žmonės, kurie net nebandė to daryti. Aš tą bandęs daryti, todėl, kad jeigu kažkam bus įdomi šitas temas, be abejo, mes galėsim pašnekėti ir apie tai, bet tikrai negituoju ne vieno tapo vegetaro, nes ten yra daugybė povandeninių, reiškia, akmenų ir jeigu jų neapeini, reiškia, po 5-7 metų prasideda organizmo griūtis. Kada mes valgom baltymus ir riebalus, pas mus gaminasi toksinai. Ir tai yra normalu. Taip mūsų kūrė gamta. Kada žmogus pradeda valgyti daugiau angliavandeninį maistą, reiškia, važiuoja įvairias stovyklas, kur vyrauja, reiškia, tokios pačios įvairiausios dietos, sveikatos visokios mokyklos, ten vyrauja daugiausia angliavandeninis maistas. Į tų toksinų pasigamina mažiau. Žmogus pasijaučia žymiai geriau. Vat ir daugelis, ypač jaunų mergaičių, moterų, jos galvoja, aš tapsiu vegetaru, aš dabar būsiu, tai yra mano, tai yra gerai. Dar kartą pakartoju, po 5-7 metų prasideda griūtis. Dėl kad yra masė deficitų. Ir norint tapti vegetaru, reiškia, visuomet klausti, dėl kokių motyvų jūs tapot vegetaru. Nes dažnai pas mane atveda, aš dirbu ir su vaikais. Mano biografijos, reiškia, pati pradžia buvo, aš daugiau dirbau su vaikais. Reiškia, atveda vaikus ir sako, vaikas nebevalgo mėsos, tapo vegetaru. Tai visuomet aš klausiu, dėl kokių priežasčių, reiškia, tai mažas vaikas, jis nesupranta dar tų etinių dalykų, ar paukščiuko gaila, ar ne, dėl ko aš tapau vegetaru. Dėl kad būna ir ten klausimų mačiau, reiškia, eina kalba apie mažą skrandžio rūgštingumą. Kai yra mažas skrandžio rūgštingumas, žmogus nebenori valgyti mėsos. O žiūrėkit, turit vyresnius tėvus, jeigu pas jūs per kalėdas ar per naujus metus ateina ir jų nuklojat stalą ir siūlot kažkokius mėsiškus produktus, vyresnio amžiaus žmogus, jis visuomet jums lengvesnį maistą. Ne todėl, kai jis nenorėtų, tarkim, kažkokio sunkesnio maisto, turiuomenį mėsos. Jis, sakykim, gal ir norėtų. Paprasčiausia pas yra mažas rūgštingumas. O kai mažas rūgštingumas, reiškia, sako, suvalgo man stovi skrandį. Man apsunks iš karto. Todėl ima angliavandeninį maistą, kuris yra žymiai lengviau virškinamas. Nes baltymai yra virškinami būtent skrandį. Ir tam reikalingas geras skrandžio rūgštingumas. Vilhelmai, nuėjom taip labai jau į detalės. Minėjot 4 dalykus, kurie svarbus labai gerai savijautai. Ir kalbant apie pokyčius, tai mus labai įtakoja paslydimą ir lyg ir atrodo pradedam kažką. Tai atsakymas yra labai paprastas, reiškia, šito vietą, reiškia, bet kiekvieno mediko, reiškia, manau, pareiga daryti viską, kad žmogus iki to nedaeitų, iki infarkto, insulto. Dėl žmogus sąžiningai, visuomet pasakau, sąžiningai pats savo, ne man, iš mano kabineto išėjęs, sakykit, kodėl jūs sergat. Kaip atsakymas labai paprastas, nebedarykit to. Jūs pasieksit labai daug. Nesakau, žmonės apsišvietė, jie žino, ką jie daro, ne taip. Bet ką jūs ir sakėt, reiškia, pačios įvairiausios silpnybės. Ir antras dalykas yra sunkesnis. Ir atsakomybės prisėmimas už savo ligą. Jeigu jūs to nepadarysit, jūs eisit nuo daktaro pas daktarą, vartosit pačius įvairiausius ir brangiausius vaistus, o liga eis iš vieno organo į kitą. Aš visuomet sakau, kad nėra nepagydomų ligų, yra nepagydomi ligoniai. Nėra išorinių ligos priežasčių, yra tik vidinės.
Ir mano visas paskaitos, mano kredotas, aš galiu suvesti vieną zen budizmo posakį. Žmogus, kuris ieško tiesos aplink save, jis minda ją koją. Pakartot? Žmogus, kuris ieško tiesos aplink save, jis minda ją koją. Ką tai reiškia? Mes visuomet kaltinam kitus. Taip. Antroji pusė kalta, vaikai kalti, premjeras kaltas, valdžia kalta, kas tik nori, tik ne aš. Gydytoja, aš gyvensiu kaip norėsiu, gydytojas davė Hipokrato priesaiką, jis privalo mane išgydyti. Deja, taip neveikia. Ir aš visuomet savo pacientams sakau, jūsų pozicija turi būti aktyvi. Aš galiu tik būti vedlys, tvarkos jūsų lėkštėje aš neįvesiu. Tai yra jūsų sąmoningumas, jūsų motyvacija, jūsų noras būti sveikam. Tai iš pradžių tikriausiai turime rasti didelio noro savyje, keistis ir būti sveikam. Ne šiandien, o ir rytoj. Taip, kai aš pasikartosiu, reiškia, nėra nepagydomų lygų ir nepagydomų ligonių. Tas pastarkim su svorio metimu, ką jūs sakot. Reiškia, trūksta žmogui motyvacija. Jis lyg ir nori, arba jisai sako, ką tu čia šneki, aš viską girdėjau. Bet žinojimas ir veikimas yra visiškai skirtingi dalykai. Aš galiu daug žinot, bet tai yra mano ego labai aukšta, bet aš nieko nedarau. Pasikartosiu, ką aš šneku, aš viską pats darau. Aš keliuosi labai anksti, tam 6-7 kartais, jeigu po kaitavimą, ką jis pasakė, Agnė, reiškia, po fizinio krūvio gal 7, aš visuomet, reiškia, darau jogą, tai yra tempimo pratimus. Po to visokius persisakymus, dar, daugiau tempimo pratimai, joga. Po to aš medituoju, o po to, reiškia, yra mano pusryčiai. Ir visuomet aš išgeriu daug vandens, iki 0,5 litro. Vandenį gerti yra būtina. Jis padaro stebuklus. Lietuvoje jis yra puikios kokybės, bet jis nieko nekainuoja. Žmogus šiandien nieko nekainuoja. Noriu dar pabrėžti vieną dalyką, kad kalbant apie tą motyvaciją, daug kas sako, kad aš viena, aš neturiu palaikančios aplinkos arba aš neturiu tiek valios. Tai tikrai pastebėjau, kad FitMe bendruomeniai ta motyvacija ir ta bendruomeniškumo palaikymas, tas visas tikrai labai labai daug duoda pačiam žmogui, nes palaikanti aplinka tikriausiai irgi labai svarbi. Vienas lauke ne karys. Tikrai prisijungę prie mūsų programos žmonės gaus tą palaikymą, nes mes norim organizuoti ir bus organizuojamas ir paskaitos, ir kartu su Vilhelmu susitiksite gal kažkuriame mieste gyvai ir organizuosim ir stovyklas, ir susitikimus įvairiom temom, tai to palaikymo tikrai turėtų užtekti. Tai, Agnė, visiškai su jumis sutinku ir lenkiu galvą prieš Modestą, kai jinai sukūrė tokią programą ir kad pajungė tiek daug žmonių. Ta prasme, kad tikrai, jeigu žmonės norės, jie tikrai turės palaikymą ir jie tikrai turės rezultatų. Nes man kaip gydytojui yra labai svarbu pridėtinė vertė. Vat kada aš aiškinu ir aš skaitau paskaitas sveikatos mokyklai, jie ten žiūriu, labai dažnai atvažiuoja vieni ir tie patys žmonės. Aš visuomet jums sakau, klauskit, reiškia. Man svarbu pridėtinė vertė, ne tik, kad jūs žinojo, čia prabuvot, ar jūs naudojo tą gyvenimą. Tai vat kada yra tokia grupė ir ką Modestas sukūrė, tai aš manau, su to palaikymu, tai tikrai, jeigu žmonės darys, klausys, aš garantuoju, kad jie turės, reiškia, rezultatus. Kada aš dirbu su savo pacientais, aš dar neturėjau per savo praktiką nei vieno paciento, kuris, jeigu klausė, darė, kai jis neturėtų teigiamų rezultatų. Man be abejo reikalingi tam tikri tyrimai, yra 5 mano programos, kas domėsis per Modestą mano telefoną gaus, čia turbūt jo nediktuosiu, reiškia, tada, reiškia, o iš to seka, reiškia, pats mitybos planas, tame tarpe, reiškia, ir judesio planas, ir bendroji sumo, aš manau, kad rezultato tikrai turėtų būti puiku. Taip, tai mes galim gal pereiti ir prie tų klausimų, nes jau pusvalandukas prabėgo, gal kad neužsikalbėtumėm labai. Grupėje po jūsų postų yra klausimų lavina, tai galime pradėti nuo išsausėjusio akių, ar ne? Kažkas Edita paklausė, kad labai išsausėjusios akys ir nieko negali padaryti, jau pritrynė puslėles ant lęšiuko ir gydytoja
te pasiūlė nuolat lašinti akių lašiukus. Bet kaip ir minėjo Vilhelmas, reikia ieškoti tikriausiai priežasties, o ne naikinti pasekmę. Tai kas galėtų būti, kokia problema, ir jinai girdėjo versiją, kad galėtų būti bėda kasoje. Ar tai gali būti tiesa? Ne, kasa gal čia ne visai, bet mes dabar nagrinėjame vieną simptomą, reiškia, be abejo, čia yra visa sistema. Aš turėčiau iš karto nežinau vardo tos moters, kuri paklausė. Edita, taip. Iš karto Edita, taip? Taip. Na, aš Editos iškart paklausčiau, reiškia, ar nėra pas ją sausa oda, ar kokia pas ją yra plaukų būklė, ar jinai yra patenkinta savo plaukais, reiškia, kokia pas ją yra nagų būklė, kokia pas ją yra sąnarių būklė, ar nėra pas ją prakaitavimų. Ir jeigu nors keletą šitų simptomų pasitvirtina, reiškia, tai aš vienareikšmiai pasakysiu, kad jinai geria mažai vandens. Ir kad tą įrodyti, reikia padaryti, reiškia, tokį labai paprastą tyrimą, jis eina bendrą kraujo tyrimą, tai yra hematokritas. Tai jeigu yra trūkumas, reiškia, vandens, taip tada viskas išsausėja. Akys išsausėja, tokios moteris bijo lytinio akto, todėl kad ten irgi yra sausa, tulžys yra sausa, visi organizmų skysčiai yra išsausėję. Ir toks žmogus yra kandidatas ne tik, kad tie nemalonumai tokie fiziniai, bet jis yra kandidatas į inkstų akmenis, kandidatas į tulžies pūslės akmenis. O hematokritas, paaiškinsiu, kas tai yra santykis. Kraujo kietosios dalis, kietoji dalis skaitikliai, reiškia, yra eritrocitai, trombocitai, leukocitai su kraujo plazma. O kad jūs dar labiau suprastumėt, reiškia, praktiškai su vandeniu. Kuo mažiau vandens, reiškia, tuo skaičius bus didesnis. Jeigu hematokritas aukštokas, reiškia, vienareikšmiai nedageria žmogus vandens. Ir kokie čia vaistai gali padėti? Jie paprasčiausiai negali padėti. Tai pradėkit gerti vandens, o vandenį reikia mokėti gerti, tai atskira tema, reiškia, bet aš jums pavardinsiu tik bendrą skaičių, tai yra 30 ml kilogramui svorio. Žmonės nelabai suvokia vandens apykaitai. Kai aš pasakau tam tikrus skaičius, jiem iškart, suvokimas atsiranda. Žiūrėkit, statistiškai, reiškia, normalus žmogus, reiškia, per parą išskiria 1,5 litro šlapimo. Jau mes netenkam. Tai praktiškai vandens. Toliau su plaučiais mes iškvėpuojam dar 0,5 litro, jau 2 litrai. Su prakaitu mes netenkam, nesvarbu, jis prakaituojat, neprakaituojat, mes to nejaučiam. Jeigu dar einat į fitness salę, reiškia, tai karštos dienos dar labiau. Dar skaičiuojame 0,5 litro, jau 2,5 litro ir su išmetom dar 200 ml. Kiek iš viso? 2,7 litro. O kiek mes geriam? Todėl Edita turi tiesiog man atsakyti, kiek jinai išgeria vandens. Ir be abejo, jeigu aš ją matyčiau, aš taip pat nuskanuočiau. Jau soda visuomet, kadangi tai yra moteris daugiau, reiškia, negersit vandens, ankstyvas senėjimai. Negersit vandens, skaudės sąnariai. Kiekvieną ten kažkas klausė, reiškia, ar galima atstatyti, bėgu į priekį, mačiau klausimą, reiškia, ar galima atstatyti, reiškia, slankstelius, diskus, taip galima. Vėlgi pasakysiu skaičius, reiškia, kremzlė, kas yra su kremzlėm? Žiūrėt, kada sportininkai traumuoja sąnarius, traumas gydomas labai ilgai. Kodėl? Todėl, kad ten nėra kraujagyslių. Mityba eina difuziniu būdu ir todėl procesas labai ilgai užsitęsia. Bet kremzlė 85% sudaryta iš vandens. Įsivaizduojas, koks skaičius? 85% iš vandens. Jeigu aš negeriu, reiškia, vandens, kremzlės įsausėja ir gaunasi mikroįtrūkimai, prasideda nes patikėkit, reiškia, Alzheimeris labai jaunėja. Jeigu anksčiau tai buvo liga 80+, tai patikėkit, dabar yra jau 45+. Ir labai dažnai aš šneki, reiškia, su žmogum virš 45 metų ir sudėtingesniam temam, reiškia, su juo susišnekėti yra jau sunkoka. Žmogus tai suveda į kažkokį tai nuovargį, stresus, taip toliau. Tai yra pirmi Alzheimerio požymiai. Ir ką sako statistika, reiškia, kad Alzheimerio iki 30 metų dvigubės, iki 50 metų trigubės. Ir nieks nekelia klausimo, kodėl. Man kaip medikui labai įdomu, kodėl. Ir kad aš padarau tyrimus, reiškia, aš matau daugybę deficitų. Kaip gali organizmas funkcionuoti, jeigu yra daugybė deficitų. Tai jeigu jūs savo kažkas atrandat, ką aš dabar čia išvardinau, reiškia, kažkokią tai simptomatiką, jum yra būtina pasidaryti, reiškia, vadinamas bazinius kraujo tyrimus ir ypatingai, reiškia, angliavandenių profilį.
Nes viską, ką aš dabar išvardinau, tai yra insulino rezistencijos, a dar toliau paėjus, reiškia, antrinio tipo diabeto simptomatika. Kodėl aš apie tai šneku, todėl kad mes daug apie mitybą šnekėsim, reiškia, labai keitėsi per paskutinius 50 metų, reiškia, žmonių mitybos įpročiai ir cukrus panaudojant padidėjo 10 kartų. Jūs žiūrėkit, visuomet medikai kaltina riebalų. Valgykit riebalų, pakils cholesterolis, reiškia, to pasako aterosklerozė, infarktas, insultas, mums tą kalą 50 metų. Pasižiūrėkit statistiką, kas su šitais skaičiais keičiasi. Jie tik didėja. Infarktų, insultų, ir ypač Lietuvoje, ir ypač vyrų tarpe, jo tik didėja. O kai tik jūs, reiškia, sureguliuojate angliavandenio apykaitą, pagerėjimas eina per mėnesį. Čia kaip tik buvo klausimas sekantis, kaip sumažinti blogojo cholesterolio kiekį. Tai vat irgi ta tema koreliuojasi, matau. Taip, žiūrėkit, tai aš į tai žiūriu visiškai kitaip, negu daugelis. O vat ką aš jums sakiau, reiškia, labai koreliuojasi. Ką aš jums sakiau, reiškia, mus gąsdina riebalais, o statistika niekiek negerėja. Jinai tik blogėja. Ir reiškia, nors visas šitas lygos, reiškia, širdies kraujagyslių lygos, infarktas, insultas, Alzheimeris, sisteminės lygos, sąnarių lygos, josgi nepersiduoda kaip gripas arba covidas oro lašeliniu būdu. Taip, sutinkat su manim? Nes kas persiduoda oro lašeliniu būdu, tai yra labai greit. Jos nepersiduoda oro lašeliniu būdu, bet patikėkit, jos plinta greičiau negu covidas. Ir sergamumas ir mirtingumas vadinam civilizacijos lygom. Jeigu taip galima sakyti, kad civilizuotoje visuomenėje, reiškia, yra civilizacijos lyga. Reiškia, mes visiškai necivilizuoti. Mes einam kažkur ne taip, reiškia. Ir su pilna atsakomybė pasakau, kad tai yra, reiškia, yra cukrų vartojimai. Gliukozės molekulė, tai yra molekulė killeris. O fruktozė, kuri yra vaisiuose, todėl vaisiai, tai yra mitas, kad vaisius valgyt labai sveika. Taip, jos reikia valgyti. Bet būtent sezono, vadinama paleo dieta, sezono metu. Vat paklauskit savo močiučių ar ir tėvų, reiškia, kadangi čia daugiau jaunos moteris yra, ką jos valgydavo žiemą. Nevalgydavo mes kalnai, ką mes dabar turime. Taip, todėl, kad to visko nebuvo, reiškia. Tai atsakau, tai jeigu kas atrandat, ką aš dabar susakiau, pasidarykit tyrimus ir mes labai daug ką išsiaiškinsim. Pasikartosiu, kas antra moteris turi anemiją. Kas antra, vadinama paslėpta anemija. Ir kad aš matau labai blogus moters tyrimus, o jūs moteris įdomios šitoje vietoje esate, reiškia. Aš matau blogus tyrimus, aš moters paklausiu, kaip jūs jaučiate? Sako, gerai. Jinai negali jaustis gerai. Jūs priprantat prie to, jūs vežat visus penkis, reiškia, jūs turit, reiškia, ten 3 vaikus, dar 4 vaiką vyrą, jūs dirbat, arėt, reiškia, jūs prie to prisitaikot ir ką amerikiečiai sako, moteris gyvena išgyvenimo režimu. Tikrai taip, pritariu. Pamirštam. Toliau labai dažnai, reiškia, moterim problemas yra su skydliauke. Kas antra praktiškai moteris turi problemų su skydliauke. Skaičiai yra baisus, ką aš matau. Totalus, reiškia, vitamino D deficitas. Totalus Lietuvoje. O aš apie vitaminą D galiu čia dar porą valandų, reiškia, kalbėti. Vienu sakiniu pasakysiu, tai yra jūsų imuniteto vizitinė kortelė. Dar esu toks pastebėjimas, kad kartais kraujo tyrimai reguliarūs tie gali nerodyti, tarkim, didelio nuokrypio geležies ar skydliaukės sutrikimų, bet truputį žemesniai normoj ir sako, kad moterims tas toksai kompleksinės, truputį mažai geležies, truputį su skydliaukė kažkas ir labai veikia tada, turi poveikį didelį, ar ne? Nebūtinai kraujo tyrimas blogas. Tyrimus reikia mokėti skaityti. Ir paprastai mano kolegos ką daro. Aš šitą vietą pateisinu dėl laiko stokos. Aš sakau, aš tyrimus, reiškia, jeigu pasidaro žmogus tyrimus, aš iškart pasakau, turėkit minimum valandą laiko. Minimum. Pas mus tyrimą interpretuoja, kas yra už raudonavimą. Taip. Vat, kad tarkim, ne medikas tą daro, tai aš nenustebsiu. Reiškia, tai yra kaip ir normalu. Žmogus mato, kad čia kažkas negerai. Bet taip dažnai interpretuoja, reiškia, tai yra didžiausia klaida. Visi tyrimai yra vienas su kitu susiję. Modesta yra dariusi tyrimus, jinai žino, kaip tai yra. Jie visi susideda į vieną puzlį. Visi tyrimai vienas su kitu susiję. Ir pas moteris labai dažnai būna paslėpta anemija.
Vat kodėl aš sakau, reiškia, kas antra moteris, vat ką sako amerikiečių literatūra, tą aš matau savo tyrimuose, reiškia. Kas antra moteris turi, reiškia, vadinamą paslėptą anemiją. Jums hemoglobinas gali būti geras, norėskim 140. O aš jums diagnozuoju anemiją. Todėl, kad jeigu kraujas tirštas, reiškia, jį perskaičiuot reikia. Jeigu daktaras, reiškia, to nemoka arba nenori, arba jis neturi laiko, reiškia, arba kompetencijos trūkumas, jis sako, ko jūs norit, pas jis viskas yra gerai. Ir žmogus eina nuo daktaro pas daktarą, reiškia, po to atsiduria net pas psichiatrus, reiškia. Gilykis galvą, tau čia negerai. Arba tiesiog tokia frazė, kuri mane, nervina labai, pažiūrėk į pasą. Arba dar tokias frazės. Čia ne medicinai. Tai vis dėlto kaip su tuo cholesteroliu? Kokia išvada? Taip, dabar, reiškia, aš auditoriją užduosiu klausimą, reiškia, kaip su tuo cholesteroliu. Žiūrėkit. Cholesterolis, aš blogai dabar, tą vadinamai, ką liaudis sako, blogasis cholesterolis. Tas blogasis cholesterolis įeina į kiekvieną ląstelę, kurią mes bepaimtume. Širdies, raumenų, kepenų, kasos, bet kurią. Į jo apvalkalą, į membraną įeina blogasis cholesterolis. Toliau, reiškia. Iš blogo visi žino, reiškia, kad saulės poveikiai odoj gaminas vitaminas D. Taip? Reiškia, iš ko jisai gamina? Jis gaminasi iš blogojo cholesterolio. Toliau, reiškia, tulžies rūgštis, kurios yra nepaprastai svarbios mūsų, reiškia, virškinimui visam. Jų sudėtinė dalis yra blogasis cholesterolis. Dar toliau, reiškia, iš blogo cholesterolio ten visa kaskada eina, reiškia, biocheminių reakcijų, gaminasi progesteronas, o progesteronas dalinasi į dvi šakas. Viena šaka yra antinkščių hormonai, kita šaka yra, reiškia, moteriški hormonai, estrogenai ir vyriški hormonai testosteronai. Iš blogo cholesterolio. Tai dabar klausimas auditorijai. Ar toks jis jau blogas? Jisai tikrai atlieka daug svarbių funkcijų. Ir kada jūs sergat, kada jūs esat strese, kada buvo kovidas, jeigu jūs esat milžinišką fizinį krūvį turit, profesionalų sportininkai, pas juos visuomet padidėjęs cholesterolis. Ir saikingai padidėjęs cholesterolis, saikingai, yra žymiai geriau negu mažas cholesterolis. Jeigu pagyvenus amžiaus asmeniui matau mažą cholesterolį, visuomet pirmas klausimas, ar vartoja statinus. Ir jeigu jis nevartoja statinų, visuomet galvoj sukasi onkologijos diagnozė. Cholesterolis mums mirtinai reikalingas. Jeigu mūsų kardiologai liepia, reiškia, nebevartot, nuriebalintą dietą, ta prasme, be cholesterolio, gazino infarktas, insultas, prisiminkite tokius skaičius, 80% cholesterolio gamina kepenys. Pakartosiu, 80% cholesterolio pagamina kepenys. Ir tik 20% cholesterolio mes gaunam su maistu. Cholesterolis mums nepaprastai reikalingas, reiškia. Ir jeigu jūs negaunat jo su maistu, vartojat, labai bijo ten, moteris, reiškia, jaunos bijo pastorėt, ar ką, patikėkit, nenustos storėjai. Ne nuo riebalų, reiškia, storėjai. Nuo gerųjų. Reikia skirti gėdėjai riebalai ir hidrinti riebalai, reiškia. Tai yra, demetraliai priešingi dalykai. Bet jeigu vis dėlto mūsų labai aukštas cholesterolis, kaip galima jį sumažinti, ar reikia mažinti, ko imtis. Labiau, kaip supratom, mityba nelabai daug įtakoja, ar ne? Kas dar gali įtakoti? Stresą mažinti? Kažkiek įtakoja, jeigu jūs valgot, reiškia, blogosius reiškia, hidrintus riebalus. Visuomet žmonių paklausiu, reiškia, kaip su hidrintais riebalais, jie nelabai orientuojasi kaip čia. Aš visuomet rekomenduoju valgyti riebalų. Visuomet. Nes vėlgi pasikartosiu, visuomet tada dar kitaip perklausiu, reiškia. Ir auditorija yra hidrinti riebalai. Tai va, jeigu jūs kompleksą viską tą turi, be abejo, pas jūs didės cholesterolis, pas jūs didės visą kitą. Tai kaip mažint cholesterolį? Iš esmės, reiškia, mažint streso lygį. Tai yra numeris 1. Stresas tiesiog žmogus suėda. Stresas būna dviejų rūšių, arba jisai chroninis, reiškia, arba jisai, reiškia, staigavot, kaip peilių. Ten vėlgi kiti dalykai, diafragmos išvaržos visokiausias darosi ir vėl tada, trinka kraujotaka. Daugybė visokių dalykų. Tiesiog ateityje, kai mes bendrausim, tai išlys iš jūsų klausimų. Manau, padarysim atskirą temą cholesterolio. Galime gal eiti prie kito klausimo tada, ar ne? Apie skrandžio rūgštingumą, dar jau jūs buvot užsiminęs, kas būna kaip per mažas skrandžio rūgštingumas. Tai va,
domina tokia. Taip, dažniausiai jis būna mažas. Ir dažnai aš klausiu, ar reiškia, jaučiat rėmenį, reiškia. Taip, tai yra pirmas simptomas, reiškia, kad mažas skrandžio rūgštingumas. Atrodo nelogiška, ką aš čia dabar šneku. Man ėda rėmuo. Bet kada jūs suvalgot maistą, juk viskas turi eiti į apačią, sutinkat? O jums užmeta į viršų. Žiūrėkit, skrandžio rūgštingumas yra pH, normalų žmogaus pH yra 2,5. Tai yra labai rūgšti terpė. Vat neutralų yra 7, kas mažiau 7 yra rūgštinė terpė, kas daugiau 7 yra šarminė terpė. Koks be mažas jūsų rūgštingumas bus, daleiskim 5, bet tai vis tiek yra rūgšti terpė. Iškia, rūgštingumas sumažintas. Dabar žiūrėkit, kada jūs suvalgot kažkokį tai maistą, yra 2 sfinkteriai. Ta vieta skrandžio, kur stemplė perėna į skrandį vienas vožtuvas, į tą vietą, reiškia, kur skrandis perėna į dvylikapirštį žarną, kitas vožtuvas. Ir kada aš suvalgau kažkokią tai maistą, tie vožtuvai užsidaro ir skrandis tarsi kaip malūnas pradeda maltą maistą, jį apdoroti. Ypač, reiškia, skrandį paprastai virškinamas yra baltyminis maistas. Bet jeigu pas mane yra mažas rūgštingumas, man viršutinis tas vožtuvas, jis neužsidaro. Todėl, kad yra mažas rūgštingumas. Ir tada užmetamas maistas į viršų ir aš jaučiu rūgštį. Ir mums reklamos eina vienos po kitos, nalpaza, taip toliau, taip toliau. Aš žmogus klausiu, kiek jūs ją geria? 2 metus. Sakau, dar 3 gerk. Jeigu aš per 2 metus negaunu rezultatų, reiškia, aš darau klaidas, aš kažką ne taip darau. Sutinkat su manim? Taip. Na, o kada rūgštingumas padidėja, reiškia, tie vožtuvai užsidaro, pas mane neberėmens. Tas pats vanduo, ką aš vis akcentuoju, reiškia, jūs gerkite daugiau vandens, prasiskiedžia, reiškia, pati druskos rūgštis. Labai retai, kada būna padidintas skrandžio rūgštingumas. Tai yra žmonės, kurie labai gal ir girdėjo. Yra tokių žmonių, sako, aš galiu akmenis virškinti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pas žmogų labai geras rūgštingumas. Ir pas jį iš prigimties, reiškia, yra gera sveikata. Ta prasme, kad mūsų skrandis su rūgštingumu yra pirmas bakterijos, pirmas barjeras visokie, reiškia, patogeniniai florai. Virusam, bakterijom, pirmonėm, ten taip toliau, taip toliau, taip toliau. Žiūrėkit, nuvažiuoja į Egiptą miniu, kadangi kaituoti ten dažnai važiuoja. Visi, kas važiuoja į Egiptą, žino, ten labai susirgama faraonu, to vadinamą virusą. Taip girdėjau tam, kas Egiptą važiuoja, labai dažnai pykina, karščiuoja ten visą kitą. Sėdi 4 šeimos nariai, 2 susirga, 2 ne, nors valgia panašų maistą. Ką tai reiškia? Tas, kas nesusirgo pas jūs, geras rūgštingumas, o kas susirgo pas jūs, mažas rūgštingumas. Ta barjera apeina, reiškia, ir žmogus, reiškia, tarsi apsinuodė. Tai kaip pakelti galima skrandžio rūgštingumą? Pirmas, ką aš siūlau, labai tokia lengva priemonė, tai obuolių actas. Obuolių actą pradėti labai atsargiai nuo arbatinių šaukštelių, skiesti į stiklinį šilto vandens ir prieš pat maistą. Iškai gerti, jūs 2 zuikius nušausit, jisai mažina cholesterolį, ką jūsų klausimas buvo, reiškia, mažina cholesterolį, jisai mažina, reiškia, insuliną, kas irgi nepaprastai svarbu. Ir kiek kartų per dieną? Galit, kad ir 3, tiesiog pas ką mažas rūgštingumas, jisai nori. O jeigu žmogus naudoja alkoholį, visuomet jo klausiu, reiškia, jūs galit, sakau, gerti sausą vyną. Taip, man sausas vynas patinka, jeigu alkoholį vartoju, man gerai. Pas ką didelis rūgštingumas, jam neįsiūlys, reiškia, sausą vyną. Jis laikas, kad aš degtinės išgeriu, man labai gerai. Modesta tikriausiai jau norėjo priminti, kad mūsų laikas į pabaigą, ar ne? Taip, eina mūsų laikas į pabaigą ir matau, Indrė labai intensyviai kelia ranką, tai duokime Indrė paskutinį klausimą užduoti. Taip, Indrė, klausau. Kol kas negirdime. Sveiki, aš tiesiog per klaidą paspaudžiau, vaikas buvo šalia, tai gal tiesiog, jeigu esat pasiruošę kažkokį klausimą, tai paskaitykite tiesiog aš per klaidą labai atsiprašau. Gerai, viskas gerai. Aš noriu jo paantrinti Dariaus klausimą. Jau ne pirmą kartą sulaukiau. Suriebėjusias kepenis, ar galima atstatyti jas? Taip, galima atstatyti. Suriebėjusias kepenis tai yra angliavandenių valgymas. Žiūrėkit, jeigu yra insulino rezistencija, ką aš jums tą simptomatiką išvardinau, daug simptomų, ne? Tai viskas susijęs su insulino rezistencija. Tai yra šiuo laiku, reiškia, tos vadinamas civilizacijos lygos, šiuo laiku rykštė.
kada jos, reiškia, suriebėja, jeigu žmogus, reiškia, nevartoja alkoholio, reiškia, visuomet pagaunu kur. Kad vartoja labai daug, reiškia, vaisių. O vaisių yra fruktozė. Fruktozė net insulino nereikia, jinai eina tiesiai į kepenis. Ir kada yra perteklius, ką reiškia insulino rezistencija, pats pavadinimas, kitą kartą mes, tai yra nepaprasta aktuali, tai yra labai gili ir labai klastinga tema, būtent cukrų tema. Todėl, ką šneka, klausia apie suriebėjusios kepinius, tai būtent tai yra angliavandenė. Kada reiškia insulino rezistencija, kada ląstelė nebepriima cukraus, ląstelė perpildyta. O tai įsivaizduokit, sėdit ofise ir tarp dėžių. Jis jau nebepajuda. Ir tada ląstelė tarsi su insulinu susitarė. Kur padėti tą cukrų? Jį reikia kažkur tai įkišti. O kad jūs suprastumėt, ką aš neku, savo kompiuterio klaviatūros užpilkit cukrų sirupą. Labai lengvai nuvalysit. Sunkiai nuvalysit. Tas pats darosi mūsų organizmui. tą cukrų reikia kažkur tai padėti. Ir jį tada tą cukrų organizmas, reiškia, tam, kad neišsivystytų hiperglikeminė koma, jis jį paverčia riebalais. Ir tokiu būdu, reiškia, daugiau tai vyram, kadangi vyrai dar alkoholio vartoja, tai jeigu dar alkoholio vartoja, aišku, procesas dvigubai greitesnis. Ir arba vystosi nealkoholinė kepenų hepatozė, o jeigu dar alkoholio, reiškia, panaudojimas ir nemažas, be abejo, tai procesas greičiau, tai jau alkoholinė kepenų hepatozė. Bet sakau, galima alkoholinio lašo nevartoti ir kepenys bus riebėjusios. Pataisyti tą galima, tai yra tiek, kiek jūs ją turit, daleiskim, jūs turit metus, tai metus plus dar dėkit dar pusę metų, tai 1,5 metų. Griežto režimo, reiškia, vėlgi tada aš aiškinčiau tam žmogui apie tokie parametrai kaip glikuotas, reiškia, glikeminis indeksas ir glikeminis krūvis. Tai yra nepaprastai svarbu, kokie parametrai turi būti, kokie skaičiai turi būti, bet tai čia yra daugiau individualu. Arba mes padarysim tiesiog atskirą temą, reiškia, apie angliavandenių poveikį organizmui. Tai vat viena iš baisių ligų tai yra nealkoholinė kepenų hepatozė, tai yra kepenų suriebėjimai. Tikrai labai daug neatskleistų ir manau, kad turėsim sočiai medžiagos naujiems susitikimams ir klausimų neatsakytų. Laikas mūsų jau po truputį į pabaigą. Tai dar liko ir klausimų neatsakytų, bet aš manau, kad ir apie pilvo pūtimą yra atskira tema ir labai daug galima apie tai kalbėti ir Vilhelmas tikriausiai bet kuria tema galėtų daug pripasakoti mums naudingos informacijos. Šiandien dėja mūsų laikas baigėsi jau. Tai reziumuojant Vilhelmą, iš tikrųjų FitMe komanda turi subūrusi labai gerų specialistų ir visi labai didelės pastangas dedame ir norime, kad tie jūsų pokyčiai būtų ilgalaikiai. Tam Modesta ir sukūrė tikriausiai šią platformą, kad gautumėm vienas kito palaikymą, kalbėtumėmės, atvirai bendrautumėm ir atsakytumėm vieni kitiems į klausimus. Tai labai noriu padėkoti Vilhelmai jums šiandien už atsakytus klausimus, kiek spėjome. Manau, susitiksim dar ne kartą, pakalbėsim ir pagvildensim daugiau ir taip pat grupėje su įrašu šiandien pasisekė sunkiai, bet dalimis tikrai bus kažkas išsaugota. Tai 48 valandas turėsim tą įrašą, pasižiūrėsim, kas kiek pamatys. Ir manau, kad sekančias temas paskelbsime tikriausiai po 2 savaičių, susitiksime vėl ir pakalbėsime kažkuria tema jums įdomia. Užduokite klausimus mūsų uždaroje grupėje, tai pasistengsime mes juos atsakyti. Ačiū labai Vilhelmai, ačiū visiems.